Lietuvos karių asociacija keliautojų klubas. Kelnytės išaugom, pradėjom keliauti jau ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, bet tuo pačiu mes tai darydami keliaujam ir viešiname Lietuvos valstybę, būdami užsienyje. Tai bedarydami, bekeliaudami, pastebėjom tokį vieną dalyką, kad mūsų upės yra pakankamai apterštos ir nuo 14 metų pradėjom kartu su Mes darom akciją plaukti upėmis ir valyti upes, rinkti šiukšles. Plius dar kabiname inkilus dančiasnapiams, darom tas akcijas po visą Lietuvą ir labai laukiam atsišaukimų baidarių nuomotojų, kurie jungtųsi į mūsų tas akcijas. Misija yra baigta, kai mes išvalysim Lietuvą mūsų nuo šiukšlių. Esam 4 bendruomenės narės, Degaičių kaimo bendruomenės ir vienai iš mūsų 4 merginų kilo tokia idėja, kad reikia kažką daryti, užsiimti kažkokią veiklą, kad galėtumėm įtraukti kitus bendruomenės narius. Pas mus Degaičios yra sena apleista mokykla ir ten kaip bitutės nešėm viską į tą savo avilį, kaupėm ir po pusės metų kaupimo atidarėm daiktų atiduotuvę. Mes stengiamės gyventojams puoselėti tokią idėją ir supratimą apie tvarų naudojimą. Didžiausia jūsų padėka mums yra jūsų šypsena. Ačiū Jums. Atstovauju miesto daržininkystės projektą Idėjų lysvė Pilaitėje ir projektas prasidėjo nuo 2019 metų ir per 4 sezonus nuo 6 lysvių išaugo projektas iki 33 lysvių. Šis projektas vienyje vietos gyventojus ir kaimyninių rajonų gyventojus. Mūsų projekte lysvės yra rezervuojamos ir kiekvienais metais atsiranda vis daugiau norinčių prisijungti prie mūsų. Dalyviai sodina ką tik panorėję, kiekvienas gauna po lysvę arba 2, kažkur metras ant 1,50 m. Kviečiu visus norinčius prisijungti prie mūsų projekto susisiekti, o taip pat kviečiame labai visus norinčius įkurti panašų projektą savo kaiminystėje, nebijoti ir mes pasidalinsime receptų, kaip pradėti panašų projektą pas save. Atstovauju nevyriausybinę organizaciją Gyvi gali. Gyvi gali siekia, kad skanus, palankus gyvūnams, tvarus ir sveikas maistas būtų be kliūčių prieinamas kiekvienam. Mes tikime, kad kuo maistas toksai bus prieinamesnis, tuo daugiau žmonių tokį maistą rinksis. Manome, kad tą svarbu daryti dėl to, kad gyvulininkystė yra viena taršiausių industrijų ir siekiame žalios Lietuvos ir norime, kad ta mūsų organizacija prisidėtų prie Lietuvos žalinimo. Ir tikrai nesame kažkokie radikalai, kurie sako, meskit viską ir dabar valgykit tik tai augalinius patiekalus. Kviečiame įsitraukti vis daugiau augalinių patiekalų į savo racioną, taip augalinę mitybą atrandant. Mūsų renginys Stebuklingas Lietuvos gamtos pasaulis vyksta nuo 2017 metų mūsų Marijampolės Ryto pagrindinėje mokykloje. Renginio dalyviai
yra Marijampolės miesto pradinių klasių mokinių komandos. Mūsų renginio tikslas, dalyvaujant žaidime, padėti vaikui pažinti ir suprasti jo artimiausią gamtinę aplinką, domėtis Lietuvos gyvuoju pasauliu, klimato kaita, ugdyti jų ekologinį sąmoningumą, skatinti jungtis į įvairius žaliuosius protestus, kitas iniciatyvas. Taigi mūsų dalyviai yra tarsi mažieji Lietuvos ambasadoriai, kuriems rūpi Lietuvos ateitis. Ir taip mažais žingsneliais mes mokome vaikus kurti švaresnę, saugesnę, taupiai naudojančią visus savo išteklius Lietuvą.